Labas rytas, mėloji šeimyna. Šiandieną yra penktadienis ir rytas prasidėjo su organizavimu. Čia yra mano kava, jinai yra šalta, su sviestu, ją įdėjau į šaldytuvą. Vakar pagaminau, bet šiandieną geriu ir pamiršau išgerti vakar. Žinoma, sviestas yra taip atrodantis ir galvotų, wow, kaip šlykštu. Iš tikrųjų, skaniai geriasi. Žinoma, sviestas galėtų būti ištirpdintas, bet nieko. Išėmiau šaldytuvo, pats ištirps, nes namuose yra šilta. Gyvename Tailande, tai visuomet karščiai. Noriu parodyti lauką. Pažiūrėkite, koks bardakas. Wow. Šuo primyžo ant šio kilimėlio ir ant rankšluosčio, kodėl, nes lyja. Ir Glorija labai bijo lietaus, atsisėdo ir primyžo. Nu ką padarysi? Lauke bardakėlis, kadangi buvo didelė audra, kaip ir tropikinis lietus. Va, Dašas taip pat suvalgė šią šluotą. Taip, tu suvalgė. Rainas žiūri televizorių, valgo jogurtą. Nuėmiau visus kilimėlius ir juos išploviau. Jau lietus atrodo nurimsta. Labai noriu suorganizuoti šią vietą. Atnešti iš viršaus didelį stovelį ir pradėti organizuoti. Viską sudėlioti, bandom. Parodysiu, ką aš noriu padaryti. Čia bus mano draugės Elizos kambariukas, jinai atvažiuoja, atskrenda pas mane už kelių savaičių. Šį stovelį noriu nešti į apačią. Man bus gerai susidėti viskam. Tašim rankinukam va čia bus, o čia sukabinti drabužius kitai dienai. Mano draugiai galėtų pasikabinti drabužius, bet aš iš tikrųjų galiu suorganizuoti šis dvi, taip ir padarysiu. Šią atlaisvinsiu vieną ir jinai galės susikabinti viską. Čia noriu pasidaryti savo kambarį tokį, kuriame bus viskas sudėta, kad printeris, kad išsispausdinti, laminavimo mašina, stalas, kad sėdėti ir dirbti, nusipirkti pagalves, tokias gražias, susiorganizuoti šį kambarį. Norėčiau išnešti šią lovą, jos jau nebereikia. Nežinau, ką darau. Ši vieta, jinai daugiau mažiau visuomet tokia būna, kadangi čia yra drėgmę ištraukti, nors ir nenaudojame kiekvieną dieną, gal 3-4 kartus per metus. Pavyzdžiui, dabar yra labai lietingi orai, ką tai reiškia, kad drėgmę reikės ištraukti 2-3 kartus per savaitę, kokias 2-3 savaitės ir po to palikti. Vasaros metu, kuomet karščiai būna ir saulės daug, tada nereikia, bet vis tiek nevilks į viršų, bet jisai stovi čia. Kažkaip blemba, norėtųsi šią vietą suorganizuoti. Tai aš statysiu kažkur čia, į tarpelį. Pristūmiau čia, tai bus geriau. Ir dabar labai norėčiau šį metalinį stovelį užnešti į viršų. Gerai, būtų faina. Norėjau nudažyti, dėja neišėjo šį kartą. Tai aš dabar griebsiu už plaukų ir į viršų. 1, 2, 3. Go. Yeah. Wait, you have to push up. Statysime čia. Namai jau yra sutvarkyti, o dabar važiuoju pas draugę, pasiimti ją ir taip pat nuvežiu Rainą į namus. Tai vaikai žais kartu, jos vyras prižiūrės, o mes su ja važiuosime. Grįžusi namo pasidažysiu lūpas ir žandus, nes grįšime kartu su ja. Praeitą penktadienį važiavau su drauge pasėdėti, nuvažiavome į Jomtien, tai nuo namų apie 10-15 minučių. Gerai praleidome laiką ir grįžau namo apie 9 valandą vakaro, pasiėmiau taksi ir važiavome su Ryanu namo.
Tai buvo labai faina pasėdėti su moteriška kompanija. Labas vakaras, mėloji šeiminėlė, šiandieną yra ketvirtadienis, rytoj įspūdinga diena. Važiuoju susitikti su drauge ir švęsime jos 40 gimtadienį. Bet jos gimtadienis bus laive. Jos vyras išnuomavo laivą, bus gėrimų, maisto, muzikos, šokių. Pirkau dovaną, parodau kokią. Tai yra kojų masažiklis. Aš žinau, kad jai labai patinka tokie dalykai, tai nupirkau, gražiai įpakuosiu. Tai va, vibruoja lengvai ir truputėlį stipriau. Įkišiu kojas ir jas masažuoju. O kodėlgi ne, manau, visa šeima galės pasidžiaugti netikinai. Rankinukas, kuprinė, joje viskas yra sudėta. Taip pat vandens pasiėmiau, chlorofilo, vieną šampano, kaip ir putojančio vyno. Iš tikrųjų, tai neplanuoju daug gerti, bet truputėlį, ne? Kas dar? Dovana yra čia, pakavimas labai prastas, bet nieko tokio. 6 minutės iki kol atvažiuosime. Nežinau, ar pas jūs Lietuvoje taip yra ar ne, bet tu gali sumokėti su skanavimu beveik visur. Ir taksi, ir ligoninėse. Nereikia net kortelės išsiimti, paprasčiausiai nuskanuojate. Parašykite man, ar ir jūs taip galite padaryti. Kas daro? Pas mane tokie pirmų rankų batai, bet jie kaip ir tokiame mažame prekybos centriukėje. Aš juos esu pirkus. Nieko per daug platino, bet buzinio kojų nieko tokio. Čia va, mano rankinukas, kas jame yra. Jame yra laikrodis, kurio apyrankė nutrūko. Tikriausiai jūs taip norėjote, kad aš pakeičiau tą apyrankę, kad jinai pati nutrūko. Taip pat turiu gumos, pinigų ir jo. O čia yra piniginė, makiažas, rankšluostis ir persirengti keli drabužiai. Noriu Jums parodyti galutinį rezultatą. Iš tikrųjų, beveik savaitė po. Šiandieną yra sekmadienis, o viską padariau praeitą šeštadienį. Čia yra drabužiai suorganizuoti. Matote, tą baltą stovą atnešiau ir suorganizavau čia. Gal nėra labai idealiai suorganizuota, bet iš tikrųjų gerai va. Rankinukas, kitos tašės. Garintuvas, kepurė labai gerai mokyklai, kad saulė nešviestų. Kas dar? Labai paprastai, va čia šita vieta, atrodo gal nekaip, bet vis tiek geriau nei anksčiau. Tamsu, dabar ties yra po 7:26. Labai noriu pereiti į tą pusę pasivaikščioti ir truputėlį pakalbėti prieš užbaigiant šį vlogą. Atsiprašau, šis vlogas nebuvo ilgas, kadangi ši savaitė buvo pirma savaitė, kuomet grįžome į mokyklą ir aš jaučiausi, atsiprašau, labai tamsu, ir aš jaučiausi, kad aš visiškai nenorėjau filmuoti. Pirma savaitė į mokyklą po 6 savaičių, skaitykime, atostogų, nors iš tikrųjų nebuvo pilno 6 savaitės atostogų, kadangi 3 savaitės buvau vasaros stovykloje ir 2 savaitės privačiai su vaiku. Tai norėčiau truputėlį pakalbėti apie maistą, kadangi manęs dažnai klausia: Renata, kiek tu sportuoji ir ką tu valgai? Ir prieš tai tu buvai veganė ir koks skirtumas tarp veganizmo ir šiaip. Tai jeigu jūs domina tokio tipo video, aš galiu daugiau tokių padaryti, bet jeigu taip trumpai pasakius, aš buvau veganė apie 7 metus. Atrodo, viskas buvo gerai iš pradžių, bet keli metai, paskutiniai metai, sakyčiau, gal po 5 metų veganizmo, 6 metai pradėjau labai plaukais linkti, nors ir valgiau daug.
ir vitaminus gėriau, ir papildus, ir bandžiau valgyti daug, ir skaičiavau kalorijas, kad jų nesumažinčiau. Valgiau, žinoma, vaisiai, daržovės dažniausiai, ir pupelės, ir ryžiai, ir viskas. Bet aš pastebėjau, kad labai ant energijos skirto, labai ant nervinės sistemos pradėjo labai vandenys rinktis ir taip pat pradėjau jaustis labai silpnai. Ypač nerviškai. Jaučiausi, kad buvau visuomet taip pat fiziškai pavargusi ir jo. Labai norėjausi kiaušinio ir aš suvalgiau tą kiaušinį ir kaip man prašviesėjo akyse ir tuomet nusprendžiau vėl pradėti valgyti žuvį, bet po kiek laiko ir mėsą. O dabar aš vienus metus valgau daugiau tai kaip ir carnivore diet, ką tai reiškia, kad tai gyvulinis maistas, mėsa, jautiena, vištiena, kiauliena, daugiau jautiena, riebalai, sviestas, kiaušiniai, mažiau pieninių produktų, nes pilvą labai pučia. Bet, toksai neapdirbtas maistas, be jokių padažų, taip pat be cukraus. Ir aš pastebėjau, kad labai gerai jaučiuosi, pas mane daug labai energijos, aš jaučiuosi gerai, nerviniai sistemai gerai, neturiu pilvo skausmų, negalėčiau nieko blogo apie tai pasakyti. Aš žinau gal, kad aš sulauksiu komentarų, Renata, buvai tokia, o dabar tokia, tu man buvai toks pavyzdys, tu man buvai autoritetas, žiūrėkite į savo tėvus pavyzdžių, ne į mane, nes aš esu taip pat žmogus, kuris gyvena pagal save, o ne pagal kitus. Ir aš pastebėjau, kad anksčiau man buvo labai silpna ir nekaip jaučiausi, ir jeigu aš norėjau geriau jaustis, man reikėjo taip pat pakeisti savo mitybą ir kaip aš jaučiuosi, nes jeigu tu jautiesi blogai, bet tu nieko apie tai nepadarai ir nieko nedarai, tu nieko negali kaltinti, tik tai save. Tai aš tikiuosi, kad jums atsakiau. Labai garsu. Čia aš esu dabar netoli namų, 10-15 minučių nuo namų. Jau beveik 90 dienų, kuomet mes su Simonu negyvename kartu. Žinokite, jaučiuosi daug geriau, būna žinoma tų momentų. Pavyzdžiui, penktadienį aš važiavau pas draugę į gimtadienį laive, tai buvo labai faina ir vyno išgėriau, bet po kelių vyno taurių aš pamačiau, kad aš jaučiuosi labai liūdna. Ir apsiverkiau kampelyje, gal niekas ir nematė, gal ir matė, nežinau, neprisigėriau, bet aš jaučiau, kad alkoholis man tikrai nėra gerai, kadangi jeigu aš išgeriu, ne tik, kad man liūdna darosi, bet taip pat nekoks jausmas, iš karto tokia kaip ir mini depresija, iš karto liūdnos mintys, o kam to reikia. Aš nesakau, kad nereikia galvoti apie dalykus, gal kurie tau nepatinka gyvenime, nereikia tik tai orientuotis į pozityvą. Nes taip pat reikia spręsti gal nesklandumus gyvenime, tai bus tų momentų, kad tikrai nekaip jausiesi, Bet alkoholis tikrai depresuojantis, aš pastebėjau, kad jau išgėrusi blogai jaučiuosi, kitą dieną man yra kaip ir baimės jausmas, tas toksai anxiety, toks nerimas ir aš po to pagalvoju, blemba, nafik aš čia išgėrinėju. Iš tikrųjų, aš nieko blogo neturiu alkoholiui, aš manau, kiekvienas žmogus gyvena pagal save, daro kaip nori, bet man yra 41 metai ir aš pastebėjau, kad jaučiuosi daug geriau alkoholio nevartodama ir valgydama švaresnį maistą. Ir kuomet atsisakiau cukraus, pradėjau jaustis, kaip išsigandau daug geriau. Bet aš atsisakiau cukraus, žinokit, jau labai senai. Aš grįžtu namo, einu atgal į tą Hemingways restoraną, kur Ryanas yra. Jisai žaidžia su draugais, aš sumokėsiu sąskaitą ir važiuosime namo, nes rytoj į mokyklą. Dabar yra kiek valandų? 7:30, tai į lovą prieš 9. Ir viskas. Nėra per daug ką pasakyti. Rytoj studijavimas. Šią savaitę buvo labai bloga dėl studijavimų. Visiškai beveik nestudijavau, jau pas mane studijos atsilikę biškį, bet, ką padarysi, dideli gyvenimo pokyčiai, tai aš žinojau, kad visko bus. Gerai. Čia yra Hemingways restoranas.